Sveiki, ačiū Dainiau. Ar galima už pinigus nusipirkti laimę? Galima, sako psichologė Elizabeth Dunn, kai tuos pinigus skiriame kitiems. Jos atlikti tyrimai JAV parodė, jog tada, kada pinigus žmonės skiria kitiems, o ne savo, ne tik savo, jie jaučiasi laimingesni. O kada yra geras laikas pradėti dalintis? Matyt, kiekvienas jūsų į šį klausimą atsakytumėte labai skirtingai. Bet kai kam ir labai daugam šis geriausias laikas, tinkamiausias laikas visada nuvėlinamas arba tiesiog niekada neteina. Prieš keletą metų bankas Barclays drauge su Institute of Fundraising UK atliko tyrimą, klausdami itin turtingų Britų, high net worth individuals, kas sulaiko juos nuo filantropijos ar gausesnių dalinimosi sumų. Rezultatai tokie. 74% Britų milijonierių ir milijardierių mano, jog filantropija yra už juos turtingesnių reikalas. Arba valdžios pareiga. 24% pripažino, jog jiems neužtenka žinių, kaip išsirinkti organizaciją, kuriai skirti paramą. Ir trečdalis sako, jog jų paramos, jų indėlio nepakaks pokyčiui. Tai kam duoti? Man atrodo, kad šios abejonės ir įsitikinimai yra būdingi ne tik Britams, tiesa? O kas visgi skatina dalintis ir pradėti žengti filantropijos keliu? Per pastarosius 10 metų dirbdama tiek MVO sektoriuje, tai yra ieškodama paramos, tiek ir kitoje pusėje, finansinę paramą teikiančiame Mariaus Jakulio Jason fonde, turėjau laimės šią temą diskutuoti su daug sėkmingų, turtingų Lietuvos verslo bendruomenės narių. Štai keletas jų. Jie užauginti nepriklausomybės ir panašus tuo, jog dalinasi. Vieni jų ir jūsų tai darote tyliai, kiti apie savo gerus darbus kalba garsiai. Tačiau daugeliu jų pradėti dalintis ir eiti filantropijos keliu padėjo bendraminčiai. Tai yra filantropija kartu su kitais. Ir tam, kad padarytum pokytį kažkieno gyvenime didelių sumų, tik iš savo sąskaitos, tik iš savo kišenės nereikia. Tada, kai susibūrėme su bendraminčiais ir dalinamės drauge, taip pat ir visada galime sukurti pokytį. Štai keletas pavyzdžių. Dar gruodį, šių metų praėjusį gruodį, įmonės Baldai vienas kolektyvas įsigijo, susimetę draugė su vadovu Pijumi Makarevičiumi priešakyje šį pastatą, buvusi seno vienuolyno pastatą Vabalninko miestelyje, ir jį padovanojo organizacijai Orūs namai. Organizacija prieš Kalėdą sakė, jog tai išties kalėdinis stebuklas ir šiuo metu šį pastatą remontuoja, bei jame netrukus apgyvendins namų netekusius senjorus. Arba, kaip pavyzdžiui, Sengirės fondas. Už kiekvieną įmonių ir privačių asmenų paaukotą eurą ši organizacija gali įsigyti kvadratinį metrą gyvo, seno, tikro miško ir jį išsaugoti mūsų šalies ir visos planetos, žinoma, bioįvairoviai gyventi. Tai už tuos euras prie euro, euros prie euro, šiandien dienai per 4 metus šis fondas jau įsigijo 170 hektarų seno, tikro, gyvo miško. Arba kaip pavyzdžiui, 5 įmonių bendradarbiavimas susimetus po keliasdešimt tūkstančių prisidėti prie šios organizacijos Renkuosi mokyti, kuri taip mums reikalingus mokytojus kviečia prisijungti ir dirbti mokyklose, keičiant profesiją iš verslų, korporacijų, tampant mokytojais.
Ar tai nepakankamas pokytis darant kartu? Žinot, labai dažnai man tenka girdėti, kad filantropija siejama kažkaip tik tai su milijonieriais ir šešiaženklėmis sumomis. Bet aš kviečiu dalinimosi kultūros neįrėminti skaičių kartelėmis. Ne milijonas, kurį ruošiamės vieną dieną sukaupti ir kažkam paskirti, o nuoseklus, ilgalaikis, finansinis, tebūnie ir nedidelėm sumom palaikymas pasirinktai aktyviai organizacijai ar talentingam jaunuoliui. Žmogiškas ryšys man asmeniškai yra tikroji filantropija, kurią stebiu jau nemažai metų. O ypač magiškas efektas, kai tą darome drauge su kitais. Žinot, sakoma, jog šalį gali suvienyti bendras tikslas arba bendras priešas. Tikrai visi matome, kaip galime susitelkti ir susitelkiame, kai turime tokią priešo grėsmę. Visai šaliai rasti bendrą uždegantį tikslą vargu ar įmanoma, bet man norisi pasiūlyti, jog tai galbūt galėtų būti tas dalinimosi kultūros auginimas ir darimas kartu, prie kurio galime prisidėti išties kiekvienas čia sėdintis. Tad kviečiu dalintis, to netidėlioti, daryti su kitais ir būti laimingais. Ačiū.